Gerą vakarą visiems. Šiandieną, spalio 1-ąją, visas pasaulis mini muzikos dieną, kurią 1975 metais UNESCO organizacija paskelbė Tarptautinę muzikos diena. Vienas šios šventės iniciatorių buvo kompozitorius Dmitrijus Šostakovičius. Taigi, sveikinu visus su muzikos diena. Muzika žmonijoje gyvuoja nuo senovės. Muzika ir šokis visų pirma atsirado kaip dievų garbinimo priemonė. Išvertus iš graikų kalbos, muzika tai mūsų menas, tai garsų menas. Meniškas garsų komponavimas ir akustinių kompozicijų atlikimas. Muzika atlieka net keletą labai svarbių funkcijų – estetinę, meninę, komunikacinę, pramoginę, apeiginę. Sunku net įsivaizduoti, kas būtų, jeigu mūsų aplinkoje neliktų muzikos. Skambėti ar neskambėti? Būti ar nebūti? Ar pagalvojame kada nors apie tai? Ar pagalvojame, kas atsitiktų, jeigu mūsų aplinkoje neliktų muzikos? Kviečiu uždegti žvakes kaip viltį, kad Lietuvos kultūros centruose Tarptautinė muzikos diena daugiau niekada netaptų tyliuoju koncertu. Dėkuoju visiems, kurie susirinkote į šio vakaro koncertą. Jį pradės Tauragės rajono kultūros darbuotojai, susirinkę į chorą. Jį pradėsime Džono Keidžo kūriniu 4:33. Diriguoja ilgametis Tauragės kultūros centro kamerinio chorų opus vadovas Zenonas Fonskis. Kalbėti kviečiu Tauragės kultūros centro direktorių Virginijų Baltušį. Labadiena, šiandien susirinkę. Pirmiausiai, tai norisi visus šiandieną pasveikinti su Tarptautinė muzikos diena. Šiandien yra daroma 3-oji akcija, tylioji akcija, todėl leiskite man dabar visų ir kultūrininkų, ir atėjusių visuomenės atstovų akivaizdoje perskaityti rezoliuciją.
Reikalaudami socialinio teisingumo, šalies kultūros centrai rengia akciją Tylusis koncertas. Spalio 1 dieną, 18 val. Šalies kultūros centrai organizuoja pilietinę akciją Tylusis koncertas. Akcijos metu yra įspėjama, kad taip tylomis gali praeiti ir 2014 metų Lietuvos dainų šventė. Šiuo metu Lietuvoje, tebesitęsiant socialiniam ir ekonominiam reformam, kultūros centrai yra reikšmingi savivaldybių ir regionų kultūros politikos vystymo ir įgyvendinimo instrumentai, tenkinantis bendruomenės kultūrinius poreikius ir vykdantis kūrybinių industrijų plėtrą įvairaus amžiaus, išsilavinimo ir kultūrinių poreikių žmonių grupėmis. Nors visi šalies aukščiausi politikai ir valdžios atstovai tikina, kad kultūra yra prioritetinė šalies sritis, tačiau vis nesiryžta vykdyti savo įsipareigojimų ir pažadų, bent iš dalies padidinti kultūros darbuotojų atlyginimus. Per visą nepriklausomybės laikotarpį kultūros centrų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis pakilo tik 3,5%, kai tuo tarpu švietimo sistemoje augimo pokytis sudaro net 90%. Nesikeičiant situacijai, kultūros darbuotojo vieta tampa nekonkurencinga. Praktiškai į šią sistemą nebeteina jauni žmonės, tad jau greitai Lietuvoje gali nutilti chorai ir orkestrai. Ši mūsų akcija tai perspėjimas valdžiai, kuri negirdi mandagių ir nereiksmingų mūsų kalbų ir rezoliucijų. Šiandien galime drąsiai teigti, kad kultūros centrai yra viena pagrindinių ir didžiausių šalies kultūros bendruomenių, netiesiogiai sukuriančių iki 5% bendrojo vidaus šalies produkto. Todėl, atsigaunant Lietuvos ekonomikai, yra pats laikas ir realus pagrindas užtikrinti padorius kultūros darbuotojų atlyginimus. Tai trečioji akcija, kuri klausia, ar tikrai kitais metais per dainų šventę Lietuvos kultūros kūrėjai irgi tylės daugtaškis. Kviečiame visuomenę solidarizuoti su kultūros darbuotojais, vykdantiems ne tik kultūrinę, bet ir edukacinę bei socialinės misijas. Dėkoju. Ačiū direktoriui. Koncertas skirtą Tarptautiniai muzikos dienai užbaigs Jungtinis kultūros centro instrumentalistų ansamblis. Skambės nuotaikingas kūrinys Polka linksmuolė. Rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vedėja Danutė Naujokienė. Labas vakaras visiems. Sveikinu su muzikos diena. Nors šiandieną mes muzikos negirdėjome,
bet mūsų širdyse skamba muzika. Galbūt jinai ne tiek pakylėta, kiek šiek tiek graudi. Kultūros darbuotojau, tu kantriai laukiai stovėdamas, susikaupęs, susimąstęs, neidamas piketuoti, laukiai, kol tau pakels atlyginimą. Bet deja, nuo pat nepriklausomybės metų tu jo nesulaukai. Jeigu kam pakėlė, tai labai mažą trupinėlį. Kultūros darbuotojų tu šiandien stovi oriai ir garbiai ir tikiesi, kad tau dainų šventės nereikės tylėti, skambės muzika, skambės daina, šok šokėjai ir tu oriai pakeltą galvą galėsi sakyti, aš turiu už ką išleisti savo vaiką į mokslus, aš turiu už ką pamaitinti savo šeimą, aš turiu už ką apsirengti, aš orus kultūros darbuotojas, gaunantis pilnavertę atlyginimą, kaip ir kiti profesijų atstovai. Tad, mielieji, aš tikiuosi, kad vyriausybė jūs išgirs ir jūs tikrai gausite tuos pakeltus atlyginimus ir keliausite į pasaulį iškeltą galvą, kaip ir visi kitų specialybių atstovai. Sėkmės jums. Malonu, kad šią akciją palaiko ir rajono bibliotekininkai, iš tikrųjų jėga vienybėje. Ir dabar kviečiu prie mikrofono Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorius Sigitą Kancevičių. Gerbiami kolegos kultūrininkai, gerbiamieji mus palaikantys. Žinia, žmogus turbūt yra pats kantriausias padaras žemėje. O iš tų žmonių, jeigu imti profesiją, tai turbūt patys kantriausi kultūrininkai. Aš prisimenu puikiai, mes visi čia prisimenam, arba daugelis prisimenam tos sovietinius metus, kada kultūros darbuotojų atlyginimai buvo vieni iš mažiausių, jeigu ne patys mažiausi. Jau nepriklausoma Lietuva 20-metis. Šiandien mes irgi girdim daug metų veidmainiškus pažadus, kaip sakant, valdžia nori nuleisti garą savo pažadais ir atseit toliau taip turime gyventi. Ne, iš tikrųjų, kantrybė nėra beribis dalykas. Kantrybė turi tendenciją baigtis. Ir šiandien, ne šiandien, bet šiomis dienomis, šį rudenį ta kantrybė iš tiesų baigėsi. Kultūros darbuotojai tylėjo, kada streikavo policininkai, kada streikavo pedagogai, kada kėlė atlyginimus prokurorams ir teisėjams. Kultūros darbuotojai mes tylėjom. Atėjo laikas pasakyti užtenka. Kantrybė mūsų įseko. Ir aš džiaugiuosi, kad mes irgi bibliotekinė bendrovė Tauragės krašto prie šito prisidedam, nes tai yra bendras mūsų reikalas. Iš tiesų, mums rūpi ir mūsų pačių gerovė. Mums rūpi galų gale ne vien tik tai krašto kultūrinė gerovė, bet mes turim teisę susimastyti ir dėl savo asmeninės gerovės. Todėl palaikom šitą akciją ir sakau, kaip Vilniuje sakiau, taip ir dabar sakau, mes turime eiti iki galo. Mes pradėjome tuos žingsnius, tų žingsnių tikrai nemažai yra žengta, kuriuos Virginijus paminėjo. Mes turime eiti iki galo. Akivaizdu, aišku, nereikia jau nieko įtikinėti. Niekas neatneš ant lėkštelės ir niekas nieko nepaduos. Mes turime pasakyti, atiduokite mums tai, kas priklauso. Tarsi akibrokštas nuskambėjo, kada, reiškia, buvo kalbama aukščiausių lygių, kad reikia kultūrininkam kelti atlyginimus, tai mes išgirdom, kad Konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad reikia pirmiau atiduoti tiems, kurie buvo sumažinti. Nors vis tiek jie sumažinti daugam buvo žymiai didesni, negu mes turėdami šitą nesumažintą, kaip sakant, algą. Taigi, gerbėmieji, palaikom, eisim kartu, visi kartu, iki pačio galo, kol pasieksime savo. Ačiū. Dėkojame visiems susirinkusiems, mūsų išgirdusiems ir supratusiems. Ir tikėkime, kad ateinančią vasarą 2014 metų dainų šventė netaps tylos švente. Ačiū visiems.